Labukas. Man patinka Mato Evangelijai, kai rašo, kur yra palaiminti. Ir palaiminti ramieji, palaiminti yra širdžiai, palaiminti vardinė dvasia. Vardinė dvasia reiškia, kad jie yra nusižeminę, jie nesididžiuoja, yra priešingybė puikybei. Ar kai žmogus, pavyzdžiui, yra kviečiamas tikėti, kviečiamas kažką daryti dėl Dievo, dažniausiai žmonės arba yra abejingi, arba į puikybę šoka. Ir dėl to Dievas jis negali pakviesti, nes jie per daug išdidus, per daug žinantis viską, arba sako, tegu kiti daro, abejingi. Tai va. Ir labai svarbu, kad žmonės būtų tyri savo širdyje ir dėl to ir sako, kad į Dievo karalystę įeis vaikai, nes vaikai mąsto nuoširdžiai, yra tyri, yra geri, nekalti. Nekaltumas irgi labai svarbu, nes nekalti reiškia yra šventi, o kas daro Dievo valią, yra šventi. Ir tai nes irgi neis tie, kurie bus nešventi. Ir dėl to labai svarbu, ką žiūrime, kaip žiūrime, ką darome su savimi, su savo kūnais, nes mūsų kūnai yra šventikla, šventosios dvasios šventikla. Ir sako, kai mes nusidedame savo kūnui, pavyzdžiui, paleistuvystė ar kažkas tokio, tai yra nuodėmė ne tik kūnui, parašyta Biblijai, ne tik kūnui, bet ir kūnui, sielai ir dvasiai yra didelė nuodėmė. Ir kaip vakar raginau, negalvokite, kad bus rytojus, turit gyventi kaip šiandien, turit daryti sprendimus šiandienai, kaip rytojus jau nebūtų. Ir nesvarbu, ar jūs laiko pinigai kito žmogaus, nesvarbu, kas jūs laiko, nes su Dievu jūs išgyvensite. Dievas, jeigu jūs pasirinksit Dievą, jūs su juo išgyvensite, jis jums padės, jūs turite neperginti, negalvoti daug, bet žinot Bibliją, žinot, kad nuodėmė yra blogis ir žinot, kur būsite, jeigu neatgailausite. Tai sekit mane ir girdėkit Dievo balsą per mane ir iki greito.